Todėl labai gerai, kai vaikinai ir merginos kartu mokosi, vien todėl, kad, žinot, vyrų mąstymas vienoks, merginų kitoks, vieniems smulkmenos, kitiems bendriau, bet būtent tai sujungi vieną galite iš tikrųjų pasiekti labai gerų rezultatų. Taip pat yra labai patariama, kad mokytumėtės aiškindami kitiems. Tai pavyzdžiui, su savo klasiokais arba draugais, kurie irgi mokosi tą patį, jūs galite aiškinti, kaip tiesiog tam tikrą dalyką, ką jūs mokotės, ir apie tai pasakoti. Nes būtent stengdamėsi kitam išaiškinti, jūs daug geriau tai įsigilinate ir patys daug geriau tai suprantate. Nes stengiatės padaryti tai, kuo suprantamiau ir aiškiau kitam. O kaip žinote, kai pats įsisąmoni ir supranti tą informaciją, ką mokosi, yra daug aiškiau ir daug paprasčiau negu mintinas iškalimas. Ir iš vis jokių mintinų iškalimų nepatarčiau, nes būna tokiu atveju, kai žmonės mintinai kažką išmokė, užmiršta tik mažą dalelytę ir po to visa informacija buvusi atrodo toliau viskas aišku, dingsta tiesiog iš galvos, nes nesupranta, kokia įga tolimesnė turėtų būti, nes mintinai buvo tiesiog tai iškalta. Todėl tai gali būti dar vienas iš stresorių, kuris egzamino metu jūs jaudintų ir todėl nepatarčiau taip daryti, tiesiog gerai įsigilinti į visą informaciją ir pasistengti ją gerai suprasti. Taip pat dėl informacijos supratimo, jeigu jums neaišku, klauskite mokytojų, bet galite klausti ir labiau patarčiau aš klausti savo klasiokų ar draugų, kurie tą patį mokosi. Nes mokytojų supratimas, sąvokas ir panašiai gali skirtis nuo jūsų, o jūsų bendramžiai gali paaiškinti jums tokio pat supratimo lygio, taip pat kaip jiem patiems geriau suprantama, labiau tikėtina, kad ir jums bus suprantamiau, negu kaip jums aiškintų mokytojas. Taigi dabar trumpai keletas tokių naudingų patarimų, irgi kuriuos jau būsite ir girdėję ir panašiai, bet tiesiog apibendrinant. Taigi laiko planavimas. Labai svarbu laiką planuotis. Planuotis laiką prieš egzaminus mokantis. Labai svarbu laiką susiplanuoti paskutinę egzamino dieną, kad kaip girdėjote, su tuo miegučiu nebūtų taip, kad kelios minutės iki egzamino belikę. Ir labai svarbu pasilikti laiką, nueiti jau ar nuvažiuoti į tą mokyklą, kurioje laikysite egzaminą. Man iš tikrųjų prieš egzaminus, man asmeniškai pačiai būdavo visą laiką labai baisu, kad aš nuvažiuosiu į tą mokyklą. Mane tas egzaminas būdavo baisus, bet tiesiog man tokia baimė, kad į tą mokyklą nuvažiuosiu. Nors iš tikrųjų, kai laikiau egzaminus, tai dviejose mokyklose tik tai teko laikyti ir visą laiką tai vienoj arba kitoj būdavo. Bet labai bijojau, iš tikrųjų nuvažiuodavau kokią valandą prieš egzaminą ir tenai būdavau. Bet iš tikrųjų labai man tai ir padėjo, nes susitikdavau su klasiokais ir tiesiog linksmai leisdavom laiko, juokaudavom ir panašiai. O tai yra irgi labai gerai. Beje, dar yra atliktas vienas tyrimas, kad žmonės, kurie prieš egzaminą iš vakaro pažiūri komediją, egzaminą išlaiko geriau. Tai žinokit, iš vakaro gerai išsijuokit, gerai praleiskit laiką ir tada viskas bus puiku. Aišku, pasimokyt prieš tai jau reikėtų. Tai va, tada kitas patarimas būtų grynas oras. Nesėdėkite visą laiką namuose, išeikite pasivaikščioti į lauką, darykite pertraukėlės. Nes, kaip ir mes šiandien, jūs sėdėjote iš pat pradžių, čia visi kalbėjo, iš tikrųjų jau vargsta. Žmogus natūraliai yra toks gyvūnas, kad jis pavargsta, sunku klausyti, ilgai sutelkti dėmesį. Todėl reikia daryti pertraukėlės. Ir mokantis patartina, kas kokias 45-60 minučių padaryti pertraukėlę. Geriausiai, jeigu galite išeiti į lauką, pavažinėti dviračiu, susitikti su draugais, pasikalbėti, visiškai užsimiršti ir tada vėl šviežia galva sėsti prie visų mokslų ir mokytis. Taip pat šokoladas. Šokoladas yra didžiulis gėris, ne tik, kad jis yra toks skanus, bet jis taip pat maitina ir smegenis, tik juodasis šokoladas maitina smegenis, iš tikrųjų čia jau yra tikriausiai visų pardavimų vadybininkų ir panašiai triukas, kad jau visas šokoladas yra toks jau geras ir čia pirkit visi studentai ir panašiai, bet iš tikrųjų tik tam tikram juodam šokolade yra tų medžiagų, kurios skatina smegenų veiklą ir taip pat yra jame dar labai gerų dalykų, kurie skatina endorfinų išsiskyrimą. O endorfinai
tai yra natūralūs vidiniai gerą emociją skatinantis hormonai. Tai todėl žinokit, kad jeigu valgysit šokoladą, busit laimingi, jūsų visas smegenis puikiai veiks, tai irgi labai puiku iš tikrųjų bus. Taip pat labai svarbu gerai savimi pasirūpinti. Ypač paskutinę dieną, prieš egzaminą reikia labai gerai išsimiegoti. Jokių paskutinių naktų mokymus. Iš tikrųjų, turėjo 12 metų tam mokslui visam. Kas mokėsi visus 12, kas paskutinius metus, bet iš tikrųjų mokėtės. Ir net ir atrodo, kad gal sąmoningai to nesimokėt, bet lankėt, vaikščiot ir į pamokas, nors gal paskutiniais metais ir mažiau ar panašiai, bet vis tiek kažkas yra likę galvoj, tai todėl nereikia dar labiau visko sujaukti, sumalti, tiesiog pailsėkit, išsimiegokit gerai ir viskas bus tvarkoj. Tikrai, svarbu pailsėti. Ir smegenims taip pat labai svarbu pailsėti, nes juos daug geriau veiks, jeigu jūs būsite gerai pasilsėję ir išsimiegoję. Miegas labai svarbus mūsų smegenų veiklai. Taip pat labai svarbu negerti jokių vaistų, jokių raminamųjų, kad ir kaip neramu būtų ar panašiai, jūs nežinot, kaip jums suveiks. Gali būti, kad pada nueisit į egzaminą ir užmigsit nuo tų raminamųjų. Taip pat raminamieji, iš tikrųjų irgi, viena draugė papasakojo tokį įvykį, kad jos ten pažįstama, prisigėrė valerijono, aišku, jinai buvo ramesnė, bet visiems ten buvo negera, pykino vieno to kvapo, nuo tų vaistų, kurie gėrė. Tai žinokit, kad jeigu savo kažką jau ir pasileidinsit, bet gali būti, kad kitiem apsunkinsit tą egzaminą nuo tų visų kvapų. Taip pat nuo raminamųjų iš tikrųjų nereiškia, kad jūs geriau kažką atsiminsit, tik tai jums nuslapins ne tik stresą, bet ir visą veiklą. Todėl ir smegenys lėčiau dirbs ir atminčiai bus daug sunkiau atsiminti viską. Taip pat gerai pavalgykit, aišku, nebandykit kažkokių naujų produktų, nes negalit žinot, kas ten bus po to, ar skrandis nepriims ar panašiai, kad po to nebūtų kokių problemų ir egzamino metu netektų lakstyti tualetą kelias minutės, nes jeigu nekeistų egzamino metu į tualetą galima išeiti 2-3 kartus. Tai žinokit, kad irgi tai yra ribojama. Jeigu jau tikrai jaučiate, kad yra kažkokia rimta problema, kad neužtenka pasikalbėti vien tik su tėvais, draugais, mokytais ar panašiai, yra tarnybos, yra puslapiai, į kuriuos jūs galite visada kreiptis, kuriems suteiks pagalbą, suteiks daugiau informacijos. Ir iš tikrųjų to nereikia bijoti paprašyti pagalbos, nes jeigu jums yra tikrai kažkas negerai, kažkokios problemos kyla, tai visą laiką kreipkitės. Iš šias įvairius telefono linijos, jos yra nemokamos, galite pasiskambinti, pasikalbėti ir manau, kad tikrai jums padės. Taigi, noriu palinkėti visiems sėkmės egzaminuose, nepersistengkite, nepersimokykite per daug, kad nebūtų tokių rezultatų po to prieš egzaminą, kad egzaminą nueitumėt gyvybingi, laimingi, patenkinti viskuo, nes iš tikrųjų pasitikėjimas savimi yra labai svarbus, žinios, jų įgaunate viso mokymosi metu ir todėl tikrai manau, kad jums pavyks puikiai išlaikyti egzaminus, vis tiek vaikščioti į mokyklą, vaikščioti į pamokas, kažkas galvelį lipa, taigi viskas bus puiku. Ačiū Jums iš tikrųjų už Jūsų kantrybę, kad tiek laiko ištvėrėt, šaunuolį ir visą gerą.